Auksinė antilopė. Indų pasakos motyvais. Auksas. Pinigai. Pinigai. Sugaukit ją. Vykitės, vykitės. Gaudykit savo antilopę. O aš pinigėlius susirinksiu. 4, 5, 6. Nebijok. Nebijok. Aš tave paslėpsiu. Nebijok. Eikš pas mane. Eikš. 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 Slėpkis. Slėpkis greičiau. Čia prabėgo antilopė. Pasakyk, kur? O, didysis Radža. Antilopė? Antilopė nubėgo na ten. O tai kodėl čia dingsta jos pėdsakai? Tu, berniuk, mane apgaudinėji. Radža, leisk jam nukirsti galvą. Iš pradžių patikrink. Jeigu tu mane apgavai, berniuk, užpjudysiu tave leopardais. Berniukas sakė tiesą. Štai ką aš radau. Aš griežtas, berniuk, bet teisingas. Už tai, kad pasakei tiesą, aš tau dosniai atsilyginsiu. Duok šiandien auksinius. Duokš. Berniuk, dovanoju tau gyvybę. Patraukit leopardus. Ačiū, mažasis brolau.
Jei kada prireiks mano pagalbos, kreipkis. O kur man tave rasti? Aš gyvenu džiunglių tankmėje, už senojo miesto, aukšto kalno papėdėje, tarp žaliųjų bambukų. Ten auga laukinė slyva, o 6 meškiukai juokiasi, versdamiesi kūliais. O kai nuo medžių krinta lapai, pasigėrėti tuo reginiu susirenka tigrai. Ateik, mažasis brolau, tu man patinki. Ir tu man patinki. Laikyk, laikyk ją stipriau. Laikyk. Bėk, bėk. Pirmin, pirmin, pirmin. Pirmin. Kodėl tu ją paleidai? Užsigandau tavęs. Liaukis kalbėti, tu ją slėpi? Sakė, kur ji gyvena? Nežinau. Žinai, buvote apsikabinę kaip seni draugai? Sakyk, sakyk, arba tau bus blogiau. Man ir tai blogai. Aš našlaitis. Našlaitis. Klausyk, našlaitė. Pasakyk, kur gyvena antilopė? Pasakysi? Ir aš tau duosiu auksinę monetą. Man nereikia monetos. Nereikia monetos. Noriu visas monetas atiduosiu. Tai man nereikia vienos monetos. Ką man reikia visos? Manai, antilopė tau duos daugiau? Sakyk, kur ji gyvena? Sakyk greičiau. Sakyk, sakyk. 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 Stok, stok, nepasproksi. 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 Pakliuvai? Aš pasiskųsiu Radžai. Visi Radžos turi stebuklingų daiktų. Šiaurėje Radža turi medinį žirgą, kuris joja padangę. Pietuose Radžos žmona gali pasiversti paukšte. Mačiau aš tai daugybę kartų. Išeik. Kaip man liūdna. Vakaruose Radža turi stebuklingą lazdelę, kuri patiekia valgį. O aš neturiu nieko. Išeikit.
Ir štai šiandien aš paleidau auksinę antilopę. Aha. Eikš čia. Priek, arčiau. Priek, nebijok. Ar gali man minutėlę parodyti visas monetas, kurias tu surinkai? Visas. Kas žino, gal jos netikros? Tuoj mes patikrinsim, tuoj aš jas palyginsiu su savosiomis. Tuoj patikrinsim. Tuoj aš jas palyginsiu, tuoj jau. Tuoj palyginsiu. Džiaugiuosi, jos tikros. O, didysis Radža, tu netyčia įmetei skrynią ir mano monetas. Ai, ką aš padariau? Kaip aš dabar atskirsiu tavo pinigus nuo savųjų? Radža, atiduok. Jei atiduosiu, tarp jų pateks ir manųjų, o aš savo pinigų niekam neduodu. Niekam. Bet Radža, matai, man pinigai vertesni už žmonės, nes pinigai tikri, o žmonės sukčiai. Jūs man lankstotės, apsimetat paklusniais, o negalit sugauti antilopės. O, didysis Radža, juk aš ir atėjau pasakyti, kad kaime gyvena berniukas, kuris žino, kur rasti antilopę. Berniukas žino, kur rasti antilopę? Atveskite jį į rūmus. Radža įsakė atvesti tave į rūmus. Bet aš nieko blogo nepadariau. Suimk berniuką. Bėk iš čia, bėk. Bėk į džiunglės, bėk iš čia, bėk į džiunglės. Bėk. Bėk į džiunglės. Sargyba. Vykdyt Radžos įsakymą. Paleisk mane. Aš išgelbėjau tau gyvybę. Negi tu pamanėjai, kad aš išsigandau kažkokios dryžuotos katės. Veskite jį pas Radžą. Paskui mane. Užpuolei mano tarną. Suplėšė jo drabužius. Sumušė garbingą žmogų. Tu nusipelnėjai bausmės. Aš jo neliečiau, didysis Radža. Jis puolė mane kaip tigras ar leopardas. Leis nukirsti jam galvą. Palauk tu. Turi sumokėti man baudą. 10 auksinių monetų. Pinigus visada pasiima Radža. Juo labiau, kad tu savo jau atsiėmei. O didysis Radža, aš neturiu tiek pinigų. Jei iki saulėlydžio neatneši
10 auksinių monetų gali atsisveikinti su savo galva. Keliauk. Sek paskui jį. Neabejoju, jisai pas antilopę. Ir taip ir sužinosim, kur jį gyvena. Visi vaikai ir jų mamos žino, kad šeštadieniais ir sekmadieniais 12 valandą tik per TV8 prasideda linksmiausias laikas. Mėlynkepuris pasiruošęs išmokyti jūs įdomiausių akrobatinių triukų. Mamos savaitgaliais kepa pyragus, o mažyliai smalsauja ir mokosi žiūrėdami linksmą animaciją Pokojus. Visus norinčius smagiai leisti laiką net ir atostogoms pasibaigus, kviečiame į Bitę. Čia įsigykite Nokia Asha su išmaniojo telefono funkcijomis. Jame net 40 žaidimų, Facebook, elektroninis paštas, internetiniai pokalbiai. Gaukite viską, ko reikia, kad būtų smagu ir po atostogų. Bitės išmaniųjų mokykloje paruošta naudoti Nokia Asha už gerą kainą ir dar 100 minučių, 400 žinučių ir 50 megabaitų tik už 15 litų per mėnesį. Mums pasisekė, kad turime reiklius klientus. Jūs leidžiate mums tobulėti. Bitė. So glad we made it. I'm so glad we made it. Give me some loving. Give me some loving. Every night and every day. Famen revoliucija. Vienintelis antiperspirantas su air condition efektu. Vėsina visada, kai tau to reikia. Vėsina ir vėsina. Naujasis Famen Extreme Polar. Top Shop jau 20 metų Europoje ir veikia daugiau nei 20 šalių. Atnaujintos topshop.lt svetainės pirkėjus dabar pradžiuginsime jubiliejinio dizaino pirkinių krepšiu. O kiekvieną savaitę net 20 pirkėjų grąžinsime pinigus už jų įsigytas prekes. Euforija jį nubėgus išlieka ilgam. Danske Banko Vilniaus maratonas. Generalinis rėmėjas. Pagrindiniai rėmėjai. Rėmėjai. Žiūrimiausia televizija TV3. Jiems neįmanoma atsispirti. Nemokamai skambink, pildyk draugams ir siųsk SMS į visus Lietuvos tinklus, užsisakęs planą SM. Įvaldyk jį pigiau nei bet kada, vos už 2 litus per mėnesį. Pildyk. Duonos ir bandelių dienos Maksimoje. Dabar parduotuvėse Maksima jūsų laukia daugiau nei 700 skirtingų duonos gaminių, gardžios degustacijos, įdomios bandelių kepimo pamokėlės. Užsukite su šeima. Daugiau informacijos www.maxima.lt. Maksima, apie viską pagalvota. Visi žinome, kad vaikai panašus į savo tėvus. Nosies forma, ausų dydžių, akių spalva. Na, o štai jų charakteris toli gražu gali skirtis nuo mamos ir tėčio. TV8 pristato naują laidą, kupiną žaidimų, viktorinų ir naudingų specialistų patarimų Mano vaikas, kuri padės geriau pažinti savo vaikus, jų poreikius ir įpročius. Kiekvieną darbo dieną Mano vaikas. Tik per TV8. Ar tu papirkai teisėjus? Mados pasaulis kupinas intrigų ir pagundų. Ar Forresteriai laimės konkurse? Nutrauk šias nesąmonės. Aš noriu būti su tavimi. Kaip pasikeis Brooke santykiai su Taylor dėl Ridžo neištikimybės? Kas tavęs pasiilgo? Ar vestuvės planuojamos dėl finansinės naudos? Pasakysiu kai ką, kas jūs labai nustebins. Nepraleiskite nė akimirkos, žavūs ir drąsūs. Kiekvieną darbo dieną 3 po pietų per TV8. Kaip visuomet.
Žavingoji Marta pasiruošusi mus nustebinti. Stalo papuošimai, maisto gamyba, kepta vištiena, mažieji mūsų broliai ir net Disnėjaus personažai, kurie nuteiks mus itin šventiškai. Pratęskime šventę su Martos Stewart Show. Darbo dienomis 4 popiet per TV8. Mums, moterims. Neliesk. Neliesk paukščiukų. Duosiu tau pieno. Ačiū. Ko ieškai, berniuk? Ieškau auksinės antilopės. Sek paskui mane. Neverkit, mažyliai. Aš tuo jūs išlaisvinsiu. Dabar bėkit. Ačiū, mažasis brolau. Sakyk, ko ieškai džiunglėse? Ieškau auksinės antilopės. Aš tave nunešiu. Lik sveikas, toliau keliauk pats. Senasis miestas. Apie jį pasakojo antilopė.
Ačiū, mažasis žmogau. Ko ieškai džiunglėse? Ieškau auksinės antilopės. Lip man ant nugaros. Aš tave nunešiu. Aukštas kalnas. Štai jis. Lik sveikas, mažasis žmogau. Toliau keliauk pats. Žaliasis bambukas. Meškiukai. Laukinė slyva. Tigrai. Nelieskit. Jis mano draugas. Kaip džiaugiuosi, kad tave suradau. Kas atsitiko, mažasis brolau? Radža nukirs man galvą, jei iki saulėlydžio net nešiu jam 10 auksinių monetų. Imk. Ačiū tau. Palauk. Nusilaužk bambuką ir pasidaryk dūdelę. Jei tau manęs reikės, sududuok 3 kartus ir aš pasirodysiu. 3 kartus sududuok. Lik sveika. Man jau metas. Nespėsi laiku grįžti. Sėsk ant manęs. Aš tave nunešiu. Nieko? Nieko. Nieko? Nieko. Įleist. Įleist. Tu? O didysis Radža. Štai, ką liepei man atnešt. Aš žinau, kas tau jas davė. Pasakyk, kur gyvena antilopė? Sakyk, nesakysiu. Leis nukirst jam galvą. Palauk. Berniuk. Duodu tau 3 minutės. Štai smėlio laikrodis. Jei iki tol, kol išbirės paskutinė smiltelė, nepasakysi, kur yra antilopė, tau nukirs galvą.
Esi Radža. O nežinai, kad draugai draugų neišduoda. Berniuk, kilniaširdį berniuk. Jei nori, būsi ministras, būsi mano sūnus. Jei nori, net ir tėvas, tik pasakyk, kur gyvena antilopė. Sakyk. Ne, nesakysiu. Sakyk, kol nevėlo. Nesakysiu. Nesakysi? Ne. Nukirsk jam galvą. Palaukit. 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 Palauk. Jis turi stebuklingą dudelę. Jei 3 kartus sududuos, atlėks auksinė antilopė. Atiduokit dudelę. Ne man. Šaukėjai mane, mažasis brolau. Ne, jie tave apgavo. Bėk, bėk. Jei pabėgsi, nukirsiu berniukščių galvą. Ko tu nori? Aukso. Paleisk berniuką. Aš duosiu tau aukso. Paleisk berniuką. Ei, sargyba. Sargyba. Sugaut ją. Sugaut ją. Eik, mažasis brolau. Eik. Bet tavęs niekur neisiu. Išveskit jūs tą berniuką. Dėl manęs nebijok. Neik pas juos. Kiek tau reikia aukso? Daug. O jei jau bus labai daug? Kvailas padarė. Aukso niekada nebūna per daug. Gerai, bet atmink, jei mane sustabdysi ir pasakysi, užteks, visas tavo auksas pavirs moliu. Auksas. Pinigai. Pinigai. Pinigai, čia mano auksas. Mano. Pinigai. Mano auksas, mano. Auksas. Mano auksas. Pasitrauk mano auksas. Čionai, bėk čionai. Palauk. 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 Duok dar. Dar. Dar, duok dar. 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 Pasigailėk. Pasigailėk. Užteks. Gelbėkit. Gelbėkit. Pats ir gelbėkis. O aš eisiu tarnaut pas kitą Radžą. Turtingesnį už tave. Eime, mažasis brolau. Eime.